Šiandien žiniuose Nausėda ir Šimonytė balsuodami pasisakė, kam simpatizuoja. Atspėkite, kuris šeimoms, o kuris mažumoms. Naujausia Egidijaus Aleksandravičiaus knyga Žaidimas su degtukais. Apie ką ji? Ministrauti pradėjus Kasčiūnui nusimato visuotinė šalies dronizacija. Bus organizuojami dronų operatorių kursai, skiriama finansinė valstybės parama, juos gaminančiai pramoniai ir Šaulių sąjungai. Ir Pakaunėje Raudondvaryje susirinko 200 merų ir kitų savivaldybių vadovų iš visos Lietuvos. Bet naujo vado net nerinko. Lauks, ko pasibaigs teismai Mindaugui Sinkevičiui. Šiandien Švenčionyse su žmona iš anksto balsavęs perrinkimo prezidento rinkimuose siekiantis dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia, gerai vertinantis savo galimybės antrajame ture ir mano, kad rezultatas priklausys nuo rinkėjų aktyvumo. Skirtingai nuo 2019 metų, 5 metų laikotarpis parodė, kad aš tikrai stengiausi įgyvendinti tuos tikslus, kuriuos kėliau savo. Buvo nelengvi metai, buvo daug iššūkių, kai kurių tokių, kurių anksčiau nėra buvę Lietuvoje. Tai ir pandemijos, ir migracijos krizė, ir karas Ukrainoje. Bet visą šį laiką tvirtai ėjau į priekį ir žinojau, kad tų tikslų, kuriuos užsibrėžiau, jų sieksiu ir toliau. Šiuo metu rezultatas 0-0. Viskas priklausys nuo to, kaip aktyviai žmonės dalyvaus, kiek jie norės išreikšti savo pilietinę poziciją. Kiek man žinoma, pirmosios dienos parodė, kad balsavimo aktyvumas yra panašus. Manyčiau, kad tai yra neblogas balsavimo aktyvumas, bet visada galima šiek tiek geriau, todėl labai kviečiu visus Lietuvos žmonės ateiti į rinkimus, išreikšti savo nuomonę, nes tik tai tokiu būdu jie galės pasakyti, kad jie atliko savo pilietinę pareigą ir kad patys rinko, o ne kiti už juos rinko jų kandidatą. Jei bus perrinktas, Nausėda žada tęsti pradėtus darbus ir akcentuoja, kad ypač daug dėmesio skirs šeimoms ir jų skurdo mažinimui. Po pirmojo prezidento rinkimų turo tai jau 4. Nausėdos išvyka į regionus. Oponentų teigimu išvykas į regionus Nausėda naudoja rinkimų kampanijai. Valstybės vadovas kaltinimus atmeta. Dariau tai 2019-aisiais, 2020-aisiais, net per pandemiją, kai tik tai būdavo galima, dariau tai 21-aisiais, 22-aisiais, 23-aisiais, darau tai 24-aisiais ir jeigu rinkėjai suteiks pasitikėjimą, darysiu tai ir ateinančius 5 metus. Man būtų gaila tokio prezidento, jeigu toks būtų išrinktas, kuris galvotų, kad gali valdyti Lietuvą sėdėdamas Vilniuje ir iš jo niekur neišvažiuodamas. Tačiau faktai rodo, ką kita, nes šalies vadovo gastrolės po regionus per rinkimus iš tiesų yra gerokai dažnesnės nei anksčiau per visą kadenciją. Tuo metu taip pat iš anksto Vilniuje balsavusi prezidento posto siekianti dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė prognozuoti rinkėjų aktyvumo ir savo galimybių nepanoro. Labai nedėkingas dalykas tikėtis, visokių čia esam turėję turbūt precedentų istoriškai prezidento rinkimuose, tai man atrodo, kad geriausia yra sulaukti sekmadienio vakaro ir viskas bus aišku. Jeigu kas yra labai azartiškas, visada galima tą azartą savo pasitikrinti kažkur tai, kur galima galbūt statyti už vienokius ar kitokius rezultatus, bet kadangi aš prie tokių azartiškų žmonių nepriklausau, tai tiesiog lauksiu sekmadienio, tada matysim ir tada jau bus galima komentuoti skaičius, o ne spėlionės. Manoma, kad mažesnis rinkėjų aktyvumas būtų parankus konservatorių kandidatei. Šimonytė sako, jog jei laimėtų rinkimus, siektų spartesnės Lietuvos pažangos ir daugiau dėmesio skirtų seksualinėms mažumoms. Bet ko norėtųsi, tai norėtųsi spartesnės pažangos, norėtųsi didesnio atvirumo, didesnio tokio pripažinimo galbūt ar supratimo dalykams, kurių dar iki šiol nesugebėjome išspręsti, didesnės tolerancijos žmonėm, kurie yra kitokie negu mes, manantys, kad esame vieninteliai teisingi kartais. Tai tas turbūt, kad būtų svarbu. Antrajame rinkimų ture Šimonytė varžosi su perrinkimo siekiančiu dabartiniu šalies vadovu Nausėda. Jam rinkimų stebėtojai ir prognozuoja pergalę. Už dabartinį vadovą neslepia balsavęs ir Valdas Adamkus. Kandidatą, kuris pratęs mūsų valstybės gerovės politiką, ypatingai užsienio politiką šiame sumaišties pasaulyje. Aš manau, kad tęstinumas būtinas yra ir iki šiol Lietuvos užsienio politika buvo ta, kuri efektyviai ne tik, kad buvo stebėtoja, bet buvo aktyvi dalyvė. Ir aš norėdamas, kad ta užsienio politika tęstųsi, balsavau
už tą žmogų, kuris iki šiol buvo atsakingas už tą politiką. Pirmajame rinkimų ture Nausėda gavo 632 tūkstančius arba beveik 44% balsų, o Šimonytė sulaukė 288 tūkstančių arba 20% rinkėjų palaikymo. Išankstinis balsavimas prasidėjo antradienį, baigsis šiandien 8 vakaro. Per 2 dienas savo valią pareiškė per 104 tūkstančiai arba beveik 4,5% rinkėjų. Žaidimas su degtukais. Taip vadinasi naujausia Vytauto didžiojo universiteto profesoriaus, istoriko Egidijaus Aleksandravičiaus knyga, kurią išleido leidykla Tyto Alba. Knygon sugulė straipsniai, kurie buvo parašyti per 6 pastaruosius metus. Skaitytojai atpažins sukrečiančius pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą įvykius, kurie, pasak knygos autoriaus, išjudino nusistovėjusią normalybę, gundė apmastyti tas mūsų bendrabuvio savybės, kurios kitų metų nebūtų taip aštriai kritusios į akis. Knygos pavadinimas Žaidimas su degtukais atskleidžia keletą prasminių sluoksnių. Jisai skirtas yra tokiems politiniams ar valdžios žaidimams, kurie viena vertus priminė dar mūsų vasario 16-osios Respublikos pradžioje buvusi degtukų monopolio skandalą, vieną iš didžiųjų anos mūsų Respublikos ydų, kada verslo interesai susiplakę su mūsų valdžios valia iki tam tikrų komiškų pavydalų pavertė degtukų pirkimo prievolę, kada žiebtuvėliai galėjo būti uždraudžiami, vieniems apie tai tik tai šaipantis, kitiems įsivaizduojant, kad tai yra tikėtina. Ir antra, žaidimas su degtukais yra taip pat mažytė užuomina į žymiai gilesnį intelektualinį žaidimą, kurio pėdsakus mums nubrėžė ar paliko Hermanas Hesė, jeigu pamenat, Stiklo karoliukų žaidimą. Knygoje skaitytojai atras ir daug įžvalgų apie nelengvus pastarojo laiko iššūkius, karo grėsmę, pandemijos sujauktą pasaulį ir iš to kylančias pasekmes. Skaičiau ir knygą, skaičiau ir komentarus ir pirmas įspūdis gal, kad knyga ir komentarai yra ganėtinai skirtingi. Skamba paradoksaliai, bet taip atrodo, kad skaitai atskirą komentarą, tai atskiras komentaras yra profesoriaus įvaldytas žanras, kuris paima vieną aktualiją ir ją skalpeliu beveik išoperuoja. Kitaip sakant, apklausinėja, kas su mumis atsitinka. Kuomet susideda tie komentarai į knygą, matai tam tikrą tęstinumą, matai tam tikrą dėsningumą ir matai profesoriaus gelmę, jo žvilgsnio, istorinio žvilgsnio gelmę ir kaip tai susideda per skirtingas tematikas ir kaip jisai nenuilsta ir kaip jis turi kantrybės klausinėti apie mūsų visuomenės būsenas. Kas mums atsitinka, kodėl atsitinka ir kaip atsitinka. Ta, ką šiandien jau per pristatymą bandžiau aiškinti, tas klasikinės Česlovo Milošo pabrėžiamas lietuvybės formas, ir kurių mes nemastom, nelabai ir suprantam. Tada, kai iškyla kokių nors gudų, litvinizmų ar kiti klausimai, staiga pasimetę, staiga atrodom, kad griūvančio dangaus stichijo nesame pakliuvę. Tai žodžiu, šiokio tokio protinimo, skaidrinimo toje knygoje yra įdėta. Pastangų tokių yra. Nes vis atsakai, kai nesupranti, tai ir perkūnija gali pasirodyti pasaulio sąmokslo dalis. Bet kai supranti, kai tai dirba, kaip tik yra paprasčiau, tik tai nėra paprasta sudėtingus klausimus aiškintis. Knygos pristatymas prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje Kaune sulaukė didelio gerbėjų skaičiaus. Skaitytojai galėjo įsigyti knygų su originaliu autoriaus parašu. Nuo rugsėjo Karo akademijoje prasidės dronų operatorių kursai, bus kuriamas dronų operatorių registras, Krašto apsaugos ministerija skatins Lietuvos bepiločių orlaivių gamintojus, skirs finansavimą šio pajėgumo vystymui Šaulių sąjungoje, steigiant dronų būrelius. Tokios priemonės numatytos vakar ministerijos pristatytame plane pavadintame Lietuvos bepiločių orlaivių ekosistema. Vykdom ir toliau pažadus, kaip ir minėjom, gegužė yra dronų mėnuo. Galima iki begalybės ginčytis dėl būsimos dronų svarbos ateities karuose, bet turbūt visi sutinkam, kad tai yra virsmo technologija ir mūsų valstybė turi būti procese, turi dalyvauti, turi eksperimentuoti, turi judėti į priekį, kad neliktų procesų nuošaly.
Pristatytos iš viso 4 priemonės skirtos vystyti bepiločių orlaivių pajėgumą. Pagal vieną iš jų numatyta steigti dronų kompetencijos centrą prie Lietuvos karo akademijos, įrengti dronų pilotus, registruotis galės visi norintys to išmokti. Kursai startuos nuo rugsėjo. Tikslas yra ne mažiau nei 1000 Lietuvos Respublikos piliečių įgyja dronų operatorių įgūdžius. Kalbam apie civilinius dronų valdymą, bet po to, kai įgysim šitos įgūdžius, yra galimybė kilti įgūdžių laiptais, dirbant toliau su Šaulių sąjunga, jau kalbant apie kovinių dronų rengimą, esant poreikiui, kariuomenė irgi žinos žmonės, kurie įgyja yra tos įgūdžius ir galės juos pasitelkti, esant jų sutikimui vienom ar kitom funkcijom, kaip ir pavyzdžiui komendantūrų funkcijom. Šiuo kursu mes siekime tai, kad Lietuvoje rastųsi daugiau mūsų visuomenės narių galinčių valdyti bepiločius orlaivius ir tokiu būdu būtų platesnė prasme įgyvendinamas bendrai pilietinio pasipriešinimo pasirengimas. Per metus planuojame parengti ne mažiau kaip 1000 žmonių. Kurso dydis planuojame, kad bus nuo 20 iki 30 dalyvių. Ir pirmasis kursas bus rugsėjo 3 dieną Lietuvos karo akademija. Baigę kursų žmonės gaus sertifikatą. Steigiamas ne tik dronų operatorių kursas, bet ir turinčiųjų bepiločių orlaivių valdymo įgūdžius duomenų bazė. Prie mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento bus kuriamas registras. Jau šiai dienai Transporto kompetencijos agentūros duomenimis turim 4200 Lietuvos Respublikos piliečių, kurie turi įgūdžius ir teisę valdyti bepiločius orlaivius. Antroji numatyta priemonė yra bepiločių orlaivių pramonės Lietuvoje skatinimas. Čia pagaminti bepiločiai bus testuojami Ukrainoje. Štaip ir yra kuriama ekosistema, kai tu testuojasi Ukrainai, pasitikrini mūšio lauke, tos technologijos, kurios aišku kinta, žinot, jie kinta labai staigiai, vėl keliasi į mūsų gamybą ir taip mes kūriam ekosistemą. Lietuvos dronų gamintojams numatyta papildomai skirti 7 milijonus eurų. Parama bus skirta ne tik kovinių dronų gamybai, bet ir vystyti žvalgybinius bei kitų rūšių dronus. Trečioji ekosistemoje numatyta priemonė yra dronų pajėgumų vystymas kartu su Lietuvos Šaulių sąjunga. Tai tas FPV dronas vadinamasis, jis yra surinkamas per 4 valandas, pritaisoma yra baterija ir jisai jau skraido. Tai tokia mes esame lygmenyje. Bet vystome iš tikrųjų ne tik tai FPV tos kamikadzė dronus, bet taip pat ir didžiosius kopterius, tai yra, kad būtų galima numesti kažkur tai priešui, ant kažkokios technikos ar vieneto tam tikrą sprogmenį. Taipogi žvalgybiniai, mažieji ir sparno tipo orlaiviai, nes vienu atveju yra mažieji orlaiviai siunčiami, kitu atveju sparno, nes nereikia taip dažnai keisti baterijas ir taipogi vystome prieš droninius pajėgumus ir matome, kad labai viskas stipriai keičiasi. Mes labai apsidžiaugiam, kad sukuriam kažką tai naujo, išvystome čia. Pasižiūrime kažkokią rusišką knygutę, jau jie visą tai padarė prieš 3 mėnesius. Vėl važiuojame, žiūrim su ukrainiečiais, vėl kažką tai ardome ir suprantame, kad čia tokia besitęsianti dabar kova ir rungtyniavimas, kur nežinia, kur visą tai nuves. Kur mes gauname tą patirtį. Tai yra įkurta Šaulių sąjungos dirbtuvės Ukrainoje. Tai jau nuo 22 metų yra suremontuota daugiau nei 600 dronų. Žinom, kokios ten detalės tose dronuose, tas detalės užsakinėjame, siunčiame tenais, jis yra stacionarios ir mobilios, nes reikia ir tokių dirbtuvių, ir tai yra maždaug už 3 milijonus eurų, tai kur ukrainiečiai galėjo kažkur kitur nukreipti tuos pinigus. Nes tie dronai genda, iš 3 reikia daryti 2, po to iš 2 1, reikia mokėti juos remontuoti, tai čia reikia šnekėti apie visą ekosistemą. Tai noriu pabrėžti labai svarbią iniciatyvą, taipogi, kad yra šauliai aktyvūs, kurie sukūrė programinę įrangą. Programinė įranga, kur yra specialūs agrodronai, kurie skraido virš minų laukų atkovotose teritorijose ir lokalizuoja minų laukus, kad jau ukrainiečiai vykdami nuiminėti minų nesusisprogdintų. Ir taipogi tiekiame dar paraleliai ir minų aptikimo aparatūrą. Krašto apsaugos ministerija papildomai skirs 1,5 milijono eurų šauliams papildomai vystyti dronų sritį ir nupirks papildomų bepiločių orlaivių. Matote, kad turime tikrai daug veiklos, tų dronų prarandame nemažai, nes jie ir dušta, ir ką ministras pažadėjo dabar, kad bus skiriamas mums finansavimas, tai mes esame labai dėkingi.
Nes už tuos pinigus galėsime ir nusipirkti daugiau dronų, ir pasidaryti dirbtuves, ir taipogi dar gauti daug ekspertizės ir taip prisidėti prie šalies gynybos stiprinimo. Ketvirta numatyta priemonė – bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai čia yra tokie dalykai, kurie orientuoti į visuotinę gynybą, į dronizaciją, vadinkim taip, bet lygiai taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad šitas pajėgumas yra stiprinamas ir integruojamas Lietuvos kariuomenė ir čia aišku yra esminė mūsų tas smogiamoji ir atgrasančioji jėga. Lietuvos kariuomenės atstovas generolas Žilvinas Gaubys teigia, kad pagal patvirtintą įsigijimų planą 2024-2026 metais planuojama investuoti apie 30-35 milijonus eurų į dronų pajėgumus, kurie būtų skirti kuopoms, batalionams ir brigadoms. Taip pat yra mąstoma apie tam tikrus įgalintojus divizijos ir aukštesnio ligmens, tai yra kylant iki operacinio ligmens įgalintojų, kurie galėtų atlikti tam tikrus sensor to shooter algoritmus ir integruoti, kalbama apie mūsų HIMARS pajėgumų integravimą. Daugiau dėmesio dronams imta skirti tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, kur šiuos bepiločius abi pusės naudoja įvairioms užduotims, nuo žvalgybos iki priešo taikinių naikinimo. Valstybės gynimo taryba kovo pabaigoje nusprendė, kad dronų pajėgumas Lietuvos kariuomenėje turėtų būti parengtas veikti iki 2027. Kauno rajone Raudondvaryje šiandien vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas, į kurį buvo pakviesta per 200 delegatų, savivaldybių vadovai ir tarybų nariai iš visų 60 šalies savivaldybių. Visos šalies merai aptarė svarbiausius asociacijos veiklos per pastaruosius metus rezultatus, kitus aktualiausius vietos savivaldos klausimus. Be to, suvažiavimas patvirtino savivaldos atstovų parengtus siūlymus šalies politinėms partijoms. Suvažiavimo darbotvarkėje nebuvo klausimo dėl naujo šios organizacijos prezidento rinkimų, nors nuolatinio vadovo ji neturi jau pusmetį. Pernai savivaldybių asociacijos prezidentu 4 metų kadencijai buvo išrinktas Jonavos rajono meras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius. Teisėsaugai pateikus jam įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo, asociacijos valdyba sustabdė jo įgaliojimus, kol paaiškės teisėsaugos pateiktų įtarimų pagristumas. Šiuo metu vyksta teismai. Kai kurių politologų teigimų ir dalies visuomenės nuomonė, teisminis perspektyvaus socialdemokrato persekiojimas yra politizuotas, nes panašius nusižengimus padariusios buvusi ir esama ministrės konservatorės tokių procesų nesulaukė. Tuo metu pastabų neva daro spaudimą teismams, iš konservatorius palaikančių apžvalgininkų sulaukė ir Jonavos merą užtaręs dabartinis šalies vadovas. Kai kurie apžvalgininkai turbūt apskritai mato problemą net ir kai aš padarau žingsnį koją. Jiems jau problema. Tai aš nustojau kreipti tuos apžvalgininkus didesnį dėmesį. Pasakiau tai, ką turbūt galėtų pasakyti politikas bet kokioje demokratinėje valstybėje. Kol nėra įrodyta vieno ar kito žmogaus, visiškai nesvarbu ar politiko ar ne, kaltė, tol jis yra laikomas nekaltas. Tai yra vadinama nekaltumo prezumpcija, gerbiami ponai. Laikinai savivaldybių asociacijai jau daugiau kaip metus vadovauja Plungės meras Audrius Klišonis. Penktadienio naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vėjas pietryčių 7-12, dieną per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-17, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Rygoje nepastoviai debesuota, naktį 18, o dieną iki 27 laipsnių šilumos. Mažai debesuota Taline, naktį 16, o dieną apie 28 laipsnių šilumos. Nedaug debesų penktadienį dengs Varšuva, oro temperatūra nuo 14 iki 28 laipsnių. Kyjive mažai debesuota, naktį apie 15, dieną iki 25 laipsnių šilumos.